Eglė Markevičiūtė, technologijų ir politikos ekspertė, Consumer Choice Center Europe. Buvusi viceministrė, padėjusi Lietuvai tapti Europos kosmoso agentūros nare ir inicijavusi inovacijų reformą. Dabar ji tarp Vilniaus, Varšuvos ir Briuselio seka technologijų politiką Europoje ir daro viską, kad ji būtų ne tik moderni, bet ir protinga. Ačiū, labai gražus pristatymas. Malonu sugrįžti į šitą kontekstą. Prieš 2 jau metus kartu su RRT dirbome ITU tam, kad Tomas Lamanauskas būtų išrinktas. Labai gaila, kad ši konferencija yra transliuojama. Galėčiau papasakoti daug įdomių istorijų ir daug įdomių susitikimų su įdomiamis šalimis. Na ir norėčiau padėkoti RRT už lyderystę, nagrinėjant tokias svarbias temas. Ne dėl to, kad jums reikia tą daryti, bet dėl to, kad jūs jaučiate atsakomybę kartu su visa bendruomenė šiuos svarbus klausimus nagrinėti. Mano pranešimas šiandien yra toks lakoniškas. Trumpai apžvelgsime tai, kas vyksta tarp ES ir JAV technologijų srityje, kokios idėjos įgauna pagreitį ES. Na ir tikėkime, galėsim kartu padiskutuoti ir aš be abejonės turėsiu savo pasiūlymų, kur save, kaip Lietuva, kaip viešasis sektorius, kaip verslas, kaip atskiri ekspertai galime surasti ir kokias nišas surasti savo šioje ganėtinai sudėtingoje situacijoje. Taigi turbūt visi jau matėte ryte per Labą rytą ar per kitas naujienas apie naujai įvestus tarifus ES ir kitoms pasaulio šalims. Europos komisijos atstovai, reikia pripažinti, pastaraisiais mėnesiais mynė labai daug slenkščių Vašingtone ir kitur Jungtinėse Amerikos valstijose, netgi atidėjo atsaką į prieš tai įvestus JAV tarifus, siekdami surasti bendrą kalbą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, tačiau to, kaip matome, kol kas pasiekti nepavyko. Na ir vis garsiau girdisi svarstymai, kad ES atsakas bus nukreiptas ir į JAV amerikietiškos kilmės technologijų bendrovės. JAV technologijų sektoriaus įtaka Europoje yra nenuneigiama. Pagal AmCham EU šiais metais išleistus duomenis, net 43% visų skaitmeninių paslaugų ES yra amerikietiškos kilmės. Ir nors prezidentas Trumpas mėgsta šnekėti apie JAV neigiamą prekybos balansą su ES, tačiau vaizdas yra visiškai kitoks, jeigu žiūrėsime į skaitmeninių paslaugų apskritai ir skaitmeninių paslaugų sektorių. Čia JAV turi virš $100 milijardų prekybos perviršį su ES. Čia ta skaidrė, kuri turėtų būti juokinga. Tarifai ir prekybos karai iš principo nėra naujiena. Po Antrojo pasaulinio karo Europa ir JAV nekartą įsivėlė į tokius ginčus. Visada būdavo šnekama ir apie plieną, ir apie džinsus, ir apie alkoholį, ir visa kita. Tai iš principo viskas yra pagal seną modelį, tik tai technologijų sritis dėl to, kad jį vystėsi taip stipriai per pastaruosius 15-20 metų ir ES įvedė savo naujus reguliavimo standartus, kuriuos tas pats Donaldas Trumpas vadina nepiniginiais tarifais, situacija šiek tiek keičia iš esmės. Nekalbėsiu labai daug apie visas bėdas, kurias turi JAV technologijų bendrovės ES, tačiau trumpas apibendrinimas apie 24 milijardai eurų baudų, daugiausia dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir skaitmeninių rinkų akto jau yra sumokėta. Šiuo metu vyksta labai daug tyrimų, ar įmonės prisitaikė pakankamai prie DMA skaitmeninių rinkų akto. Baudos gali siekti iki 10% pasaulinės apyvartos. Jeigu yra kartojama arba jeigu yra nusprendžiama, kad prisitaikyta prie DMA buvo nepakankamai, pakartotinis pažeidimas gali siekti iki 20% baudos pasaulinės apyvartos arba išskaidimas įmonės apskritai.
konkurencijos politika iš principo, duomenų politika irgi yra komplikuotas klausimas JAF ir ne JAF, tiesą sakant, ir Europos duomenimis grįstų sprendimų varomoms įmonėms, tačiau konkurencijos politika išlieka vienu tų svarbiausių klausimų ne tik ES, bet ir JAF. Jei Europoje šiuo metu vyksta paraleliai ir diskusija apie tai, kaip mes galime auginti savo bendrovės, kaip mes galime auginti savo technologijų, telekomunikacijų bendrovės, kaip galime šiek tiek nuosaikiau taikyti konkurencijos politikos principus tam, kad jie galėtų augti ir tapti konkurencingi pasauliniu mastu, tai be abejonės amerikietiškoms technologijų bendrovėms šis principas nėra taikomas. Tos pačios amerikietiškos bendrovės dar gauna velnių ir nėra visiškai gerai, kaip sakoma, atsiprašau už instant translation, trytinamos ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kur taip pat susiduria su įvairiomis antimonopolinėmis idėjomis ir sprendimais. Tačiau tai dar ne viskas. Dešinėje matote naują Europos komisijos komandą, kaip jau buvo pristatyta gruodžio 1 pradėjusią savo kadenciją. Ir jeigu galvojame, kad jau per pastarus 5-8 metus buvo priimta daug naujų reguliavimų technologijų sričiai, skaitmenos sričiai, tai visiškai nėra dar baigta ir artimiausioje darbotvarkėje 5 metams laukia labai daug įdomių debatų dėl skaitmeninių tinklų akto, kuris gali grąžinti diskusiją dėl tinklo mokesčių turinio platformoms. Jo pagrindu bus peržiūrimas ES elektroninių ryšių kodeksas, siekiant suvienodinti reguliavimą telekomunikacijų ir skaitmeninių paslaugų sektoriuje. Svarbus momentas, gruodžio mėnesį daug šalių pasakė jau ne, mes nenorime nei tinklo mokesčių, mes nenorime dar kartą žiūrėti į tą patį kodeksą, kurį tik tai praeitais metais perkeliame į savo nacionalinės teisės, tačiau Europos komisija kartais turi savo individualių idėjų, kurios nebūtinai sutampa su šalių narių išreikštomis pozicijomis. Kitą metą mus pasieks Europos komisijos pasiūlymai dėl vadinamojo skaitmeninio teisingumo akto. Jis gali stipriai paveikti personalizuotų reklamų sektorių, įvesti papildomus ribojimus platformoms dėl vaikų naudojimosi šiomis platformomis ir panašiai. Be abejonės vėl iškils klausimas dėl skaitmeninių paslaugų mokesčių. Jeigu sekėte situaciją praeitie, ES norėjo įvesti bendrus europinius skaitmeninių paslaugų mokesčius didelėms įmonėms, tačiau daug šalių, tarp jų ir šiaurės šalis, Liuksemburgas be abejo, Airija prieštaravo tam. Bendro sprendimo nebuvo surasta, kai kurios valstybės jau yra įsivedusios savo mokesčius, tačiau tikėtina, kad ta diskusija vienaip ar kitaip sugrįš. Skirtumas tik tas, kad anksčiau buvo siūloma apmokestinti pasaulinę apyvartą arba europinę apyvartą priklausomai nuo šalies, o sekant EPPO diskusijomis dabar bus turbūt siūloma apmokestinti pelną. Na ir galiausiai tikriausiai aktualiausia tema šiame kontekste dažniai pasauliniu mastu vyksta diskusijos dėl aukštutinės 6 GHz juostos perdavimo AMT sektoriui. Enrico Letta, turbūt visi girdėjo apie Draghi ataskaitą, bet buvo dar 2 svarbios, nemažiau svarbios Enrico Letta ataskaita ir Suomių Niinisto ataskaita. Tai Enrico Letta vieningos rinkos, bendros rinkos ataskaitoje buvo labai aiškiai pasakoma, rekomenduojama, kad iki 30 metų dažniai turėtų būti alokuoti IMT. Koksgi Europos komisijos atsakas į visą tą retoriką, kurią girdime ar matoma iš naujosios JAV prezidento administracijos? Europos komisaras prekybai ir ekonominiam saugumui Maroš Šefčovič pastaruosius mėnesius dažnai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose ir paklaustas, ar ta skaitmeninio reguliavimo visas klausimas ir koncepcija gali atsidurti ant derybų stalo tarp JAV ir ES, atsakė ne.
nes šis reguliavimas yra nukreiptas į dydį, o ne į įmonės kilmę. Tačiau turbūt logiškai visi suprantame, kad dabartinėje rinkoje didžiausios įmonės yra JAV įmonės, amerikietiškos įmonės ir būtent jos šios reguliavimus jaučia skaudžiausiai. Taigi, kaip jau buvo minėta Europos komisijos atstovybės Lietuvoje atstovo pranešimo metu, nei DMA, nei DSA, nei jokie kiti aktai greičiausiai nebus diskutuojami, keičiami. Europos komisija nori išlaikyti status quo. Daug šnekama apie tai, kad bus mažinama administracinė našta. Kai kurie net vartoja žodį dereguliavimas, bet aš asmeniškai, čia be abejonės mano asmeninė nuomonė, dereguliavimo ten nematau. Yra labai ištęstas procesas su omnibusais, įvertinimais, kaip mažinti tas ataskaitinės reporting requirements, visiškai nežiūrint į esmę to, ar DMA, ar DSA, ar BDARas, ar visi kiti dalykai padeda mums ar ne, kol kas nėra planuojama to diskutuoti. Matau, kad jau liko mažai laiko, tai šiek tiek skubinu savo prezentaciją. Praeitie ES ir JAF jau bandė derinti požiūrį ir reguliavimą tokiose srityse kaip dirbtinis intelektas, 5-6G ir nors buvo vilčių, transatlantinė prekybos ir technologijų taryba plačiai vertinama kaip ribotos sėkmės ir efektyvumo. Be abejonės buvo sutarta dėl rizikos valdymo planų, buvo bendradarbiavimo dėl dirbtinio intelekto reguliavimo, tačiau išrinkus Donaldą Trumpą net tai, kas buvo pasiekta, kol kas yra sustoję, užšaldyta ir pradėti dialogai praeitie kol kas nejuda niekur į priekį. Turbūt visi girdėjote apie Briuselio efektą, ar ES vis dar gali daryti įtaką JAV, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto srityje. Mano asmeninė nuomonė ir taip ir ne. Vienas, kaip matote, viršuje, vienas ryškiausių dabartinės administracijos atstovų be pareigų, Elonas Muskas, dar rugpjūčio mėnesį pasisakė, rėmė Kalifornijos dirbtinio intelekto reguliavimo pasiūlymus, tačiau be abejonės kai kas mano, kad tai labiau susiję buvo su jo asmeninė antipatija ir nesutarimai su OpenAI ir Sam Altman, tačiau savo pozicijos jis kol kas nepakeitė. Šiuo metu JAF rengiamas jų dirbtinio intelekto veiksmų planas, yra ruošiamas naujas vykdomasis įsakymas dėl dirbtinio intelekto, kuris turėtų iki birželio Liepos mėnesio pasirodyti. Tad visi tie klausimai, kurie buvo nagrinėjami ES su dirbtinio intelekto aktu, yra nagrinėjami ir ten. Ir teoriškai ES galėtų pasidalinti savo patirtimi, bet tas dialogas greičiausiai nevyks tokiu mastu, kokiu galėtų vykti, jeigu diskusija būtų platesnė ir apimtų ir Jungtinėms Amerikos valstijoms skaudamus klausimus. Eurostack. Turbūt visi esate girdėję apie Europos skaitmeninio suverenumo idėją. Ji itin sustiprėjo ir išryškėjo pastaruoju metu, nepadėjo retorika tam tikrų Jungtinių Amerikos valstijų prezidento komandos atstovų. Tačiau praėjusiais metais šios idėjos buvo pradėtos konkretinti ir norėčiau atkreipti dėmesį į šitą projektą, šitą idėją, Eurostack, iš principo planas, kaip stiprinti ES savarankiškumą skaitmeninės infrastruktūros, puslaidininkių, kibernetinio saugumo, telekomunikacijų ir kitose srityse. Nors kai kurie kritikai, pavyzdžiui, Progress of Chamber skaičiuoja, kad toks projektas galėtų kainuoti iki 5 trilijonų eurų per 10 metų. Projekto ne autoriai, bet projektas yra toks decentralizuotas, tačiau kiti mano, kad tai galėtų kainuoti iki 300 milijardų eurų per artimiausią dešimtmetį. Ir nors šios ataskaitos atstovai konkrečiai sako, kad jie nesiekia išrasti dviratį iš naujo, jie siekia papildyti jau esamas technologijas, jie nesiekia konkuruoti su, sakykime, didžiosiomis bendrovėmis pasaulinėmis, kurios yra stipriausios rinkos žaidėjos šiose srityse, tačiau galime suprasti, kad
Šią idėją yra atveriamas kelias tolimesniems veiksmams ir augimui ateityje. Planas yra geras, įdomus, tačiau kaip visada yra iššūkių. Pirma, kaip finansuosime? Jei tuos 300 milijardų eurų dalinsime taip, kaip visada daliname, per 10 metų, per 27 šalis, per agentūras, per kažkokius projektus ir panašiai, efekto tikrai nebus. Jei bus sekama Eurostek idėjomis, kad Europa turėtų identifikuoti įmonės, identifikuoti slėnius, identifikuoti inovatorius, į kuriuos verta investuoti, nebejotinai yra daug užprogramuotų politinių ir visokių kitokių nepasitenkinimų, žinant, kaip Europoje sunkiai priimami sprendimai kaip tokie. Jei skaitėte Draghi ir Letta ataskaitas, turbūt pastebėjote raginimus ES daugiau investuoti į konsorciuminius projektus, stiprėja balsai ir raginantis atsisakyti įprasto inovacijų finansavimo modelio. Ir čia mums reikia būti atidiems, nes ruošiama nauja finansinė perspektyva. ES kalba apie plėtrą. Mes nežinome, ar 30 metais Ukraina bus ES narė ar ne, tačiau ES nori plėstis ir į kitas vietas Europoje ir pasaulyje. Ir čia reikia labai aiškiai žinoti, koks planas ir kaip gyvensime tada, tiek verslas, tiek viešasis sektorius, kai nebeturėsime to mums įprasto modelio, kai viskas bus sukonsorciumuota, kai įmonių tarptautiškumas taps svarbiausių klausimų, kaip gauti tą finansavimą ir panašiai. Taip, grįžtam prie plano. Planas turi ir kitų bėdų, nepaisant įvairių iniciatyvų es vidaus, taip pat ir skaitmeninė rinka išlieka fragmentuota. Čia palikau QR kodą, kas norės galėsit paskaityti, 120 puslapių, bet yra executive summary. Trumpai apie ITU, kol ES ir JAV, kol ES visų pirma pykstasi viduje ir po to pykstasi su JAV, Kinija tokiose organizacijose kaip Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga labai nuosekliai, aiškiai, koncentruotai dirba ties savo įmonių interesų atstovavimu, kuriant ir darant įtaką pasaulinių standartų kūrimui. Ir nors ES ir JAV bando bendradarbiauti, dažnai dėl nevieningos ES pozicijos tas bendradarbiavimas išlieka ribotas. Paskutinė dalis. Galimybės Lietuvai. Kokias galimybės turime šioje neaiškioje, įtemptoje geopolitinėje situacijoje? Pirmas punktas, nekartosiu visų tų svarbių sprendimų, kurie bus diskutuojami ES, Briuselyje artimiausius 4 metus, tačiau labai puikiai turim žinoti, kad mūsų sprendimai ir mūsų pozicija bus atidžiai stebima tiek Briuselyje, tiek Vašingtone. Turbūt svarbiausias patarimas išlaikyti ilgalaikę perspektyvą, šaltą protą ir vengti pernelyg radikalių šuolių į vieną ar į kitą pusę. Mes, kaip viena vertus šiaurės šalis, kita vertus vidurio rytų Europos šalis, visada pasižymėjome būtent tokią poziciją, tačiau labai svarbu ją tęsti, tuo pačiu bandant rasti galimybių, kaip mūsų verslai galėtų pasinaudoti susidariusią situaciją. Antras punktas - lyderystė protingame reguliavime. Ką tai reiškia? Šiuo metu tiek vietiniai, tiek užsienio verslai, tiek Lietuvoje, tiek ES yra šiek tiek pasimetę, priimta daug naujų aktų, iniciatyvų, direktyvų, bet trūksta aiškios vieningos pozicijos tarp institucijų ir sprendimų priėmėjų. Startuolis nežino, į ką jam kreiptis pasikonsultuoti dėl dirbtinio intelekto akto arba dar kažkokių kitų priimtų sprendimų. Ta žino reguliuotojai, ministerijose už tai atsakingi žmonės ir panašiai. Šiuo metu turime dirbtinio intelekto sprendimus, gyvename dirbtinio intelekto laikais, galime pasitelkti jį kuriant priemonės, kurios pavyzdžiui, leistų tam pačiam startuoliui užėjusiam į RRT, inovacijų agentūros, duomenų apsaugos inspekcijos ar kitą puslapį per chatbotą gauti aiškius atsakymus į visus jam rūpimus klausimus
Ir nemanau, kad taip atimsime duoną iš teisininkų, tačiau tai galėtų išspręsti tą horizontalių įgūdžių klausimą tarp skirtingų reguliuotojų, tarp skirtingų institucijų. Negalim kalbėti apie one-stop shop jungimą, teisiškai tai yra neįmanoma, bet galima daryti protingus dirbtiniu intelektu grįstus sprendimus. Trečia, lietuviškų įmonių tarptautiškumo skatinimas. Nesikartosiu, šiuo metu matome labai didelius skirtumus tarp skirtingų įmonių, kiek tarptautiškos jos yra, kiek įsitraukusios į europinės įvairias formatus jos yra. Ta būtina keisti, ypač turint omenyje, kad ES vis daugiau investuos į pan-europinius projektus, o tradicinės inovacijų skatinimo priemonės silps. Lietuvos pozicijos matomumas ITU ES formatuose nesikartosiu, galbūt svarbus momentas užfiksuotas tarp eilučių LETA ataskaitoje, siūlymas ateityje ES turėti kuo mažiau direktyvų, siekiant harmonizacijos tarp šalių, siekiant išvengti skirtingų interpretacijų ir kartais į gerą, kartais į blogą pusę. Todėl tiek viešasis sektorius, tiek verslas Lietuvoje turi labai aktyviai sekti ir dalyvauti, formuojant pozicijas ES, teikti savo nuomonę laiku, ne tada, kai jau viskas yra nuspręsta. Paskutinė skaidrė. 27 metais Lietuva pirmininkauja ES taryboje. Labai svarbu tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui susikalibruoti dėl darbotvarkės, papildančios visą tą bendrą darbotvarkę, kuri turės būti derinama su Europos komisija. Vienas svarbių klausimų arba konkurencinių pranašumų, kuriais galėtumėm pasidalinti su Europa, yra būtent Lietuvos patirtis administracinės naštos mažinimo klausimais. Mes turim metodologiją, ji nėra tobula, bet mes turim sistemą, kaip mes matuojame prisitaikymo išlaidas ir visus kitus dalykus. Europos komisijoje aš kol kas girdėjau tik tai apie tyrimus, omnibusus ir čia ta patirtis galėtų būti tikrai labai įdomi. Pasiruošimas naujai ES finansiniai perspektyvai. Nesikartosiu, šiuo metu vyksta diskusijos, ES pozicija bus žinoma Liepą, ES neišvengiamai plėsis, kažkada tapsime mokėtojais, ne recipientais, reikia pradėti galvoti, kaip gyvensime tada. Tuo pat metu jau labai greitai turėsime turėti sprendimus, kaip išmokėsime RRF lėšas, tas, kurių dar net nebūtinai spėjame išleisti. Labai svarbu vienaragiams, stipriems startuoliams, Lietuvos verslams būti matomams Briuselyje. Jeigu prisiminsite dirbtinio intelekto akto diskusijas, tiek prancūzų Mistral, tiek vokiško su lietuviškais prieskoniais Aleph Alpha žodis tikrai buvo reikšmingas. Mūsų įmonės jau yra subrendusios būti labiau matomos, įsitraukti į platesnius klausimus ir tai ne tik reputacijos klausimas, tačiau tai gali atnešti ir didelę naudą jiems. Tai turbūt šią natą ir baigsiu, nes labai jau daug laiko papildomą sunaudojau. Čia yra žemėlapiai iš Eurostat, ne vienoje vietoje Lietuva nėra pažymėta, norėtųsi ateityje tokių žemėlapių nebematyti ir kad tai, ką mes turime čia, būtų gerai reprezentuojama europiniu lygmeniu. Lauksiu jūsų minčių, jei reiks kokios pagalbos, rašykite, įmetu QR kodą į savo blogą, kur rašau apie ES technologijų politiką. Dėkoju Jums už eterį ir visiems linkiu geros likusios konferencijos.